Svarmenų atvedimas į šalį. Šiam pratimui yra tokia specifika, kad gali būti naudojamos asistuotojo pareigos, kaip bus svarmenys keliami į viršų. Pradinė padėtis šiam pratimui yra sėdima, nugara tiesi, ganteliai paimami ir laikomi ant šlaunų. Sėdima, dabar gulama ant suolelio, keliant svarmenis į viršų. Jeigu klientas duoda signalą, tada padedu aš jam kelti svarmenis, suimdama už riešų. Kadangi vaikinas man nedavė jokių ženklų, tai prašau keliame į viršų rankas. Rankos turi būti tiesios, taip. Pasukame rankas į neutralią padėtį delnus, alkūnės truputį sulinksta į išorę ir paduodamos į šonus. Taip, dabar abi rankos leidžiama dideliu ratu į tiesią liniją. Taip, stebime, kad stabilus būtų riešų sąnariai. Taip, laikome, stabili padėtis. Kol rankos būna vienoje linijoje su alkūnių sąnariai, su peties sąnariu. Dabar iškvepiant, grąžiname padėtį į pradinę padėtį. Gerai, mylės. Dabar šiame pratime dalyvauja sąnariai. Tai peties ir alkūnės raumenys. Didysis krūtinės raumuo, trigalvis žasto raumuo ir